Sveiki visi. Šį kartą atvykau prie Giliaus ežero. Noriu praeiti pažintiniu taku, kuris eina aplink šį ežerą. O štai ir pažymėtas maršrutas. Taip, sveikas keliautojau, susipažinkime. Aš Bebriukas, tavo kelionės draugas. Aš lydėsiu tave nuostabioje gamtos pažinimo kelionėje. Keliausime 3,3 km ilgio taku, 3,3 km ilgio taku, vingiuojančiu Žalio vandenio ežero pakrantę per natūralias pievas, miškus, smėlėtus paplūdimius, siaurojo geležinkelio pylimų, per trykštančius šaltinius ir kabančias pelkes. Aplankysim paslaptingus akmenų ruožus, gilios senovės gyvenvietę bei 3 šimtmetį skaičiuojantį senąjį Šilą. Ar pasiruošęs, kad kelionė neprailgtų ir praturtintų tavo gamtos žinias, įveik Bebriuko užduotis, kurias rasi kiekvienoje stotelėje. Nežinau, ar įveikinėsiu tas užduotis, bet praeiti tikrai mielai noriu. Pasakojama, kad Giliaus ežeras atūžęs viesulų ir užkritęs ant čiaugusio miško. Atidžiau pažvelgus į ežero gelmes, dar ir dabar galima įžvelgti linguojančias medžių viršūnes, į kurias žvejai nekartą sudraskė savo tinklus. Kalbama, kad 1831 ar 1863 metais sukilėliai išplėšę banką ir pralaimėję kautynę su caro kariuomenė šio ežero pakrantėje užkasė savo ginklus ir auksą. Kas žino, gal neatrastas lobis tebeguli kažkur pakrantėje. Kągi, pakeliaukime. Tarp ežerų. Didysis geležinkelis, siaurukas, senoji Tytuvėnų dvaro sodyba. Lyduvėnų tiltas, kuris tuo metu buvo pats didžiausias po Baltijos šalyse. Tiltas statė 2000 karo belaisvių. Geležinkelį tiesė apie 20 000 žmonių. Oho. Mediniu liepteliu tenka eiti. Opa. Čia jau taip įlūžęs stiprokai lieptelis. Štai ir laužavietė. Prisėdam savo, pasižvalgom. Vanduo ramiai suaktyvuliuoja. Daug matęs suolelis. Štai kokiais laiptukais.
nuves nemažai kur, kad neįgriūtumėt, kurį pelkę. Man tie tiltukai tai labai gražus akcentas. Ir į ežerą įteka šaltiniai. Ko gero čia yra vienas jų štai ten. O ir teka čia nuo į ežerą. Kokios šaknys išsiraizgiusios. Šaltinių, šaknų. Dabar atkarpa, kai tenka visai šalia ežero. O čia šaltinis, neabejotinai. Bet šaknys, o šaknys. Kiek jų gausiai čia. Kabanti pelkė. Štai kaip jis susidaro. Šaltiniai, durpių sluoksnis, požeminis vanduo, nelaidus vandenių žemės sluoksnis. Čia plunksnas pametė. Kasgi tulžys, didžioji antis, kėkštas. Upelis iš ten atiteka. O čia pataisykit mane, jei klystu, bet lyg tai ir kadagys. Ėjau ir priejau akmenų ruožus. Kitaip dar vadinami rūžomis. Velniakeliais, unikalų šio krašto gamtos kūriniai. Legenda byloja, kad akmenų kelius nutiesė velniai mainais už dvarponio Tvardausko sielą. Velniai sunešė akmenis nuo pat Tytuvėnų iki Pašiaušės dvaro. Pabaigus darbą pagriebė poną neštis pragaran. Šis ėmė šauktis visų šventųjų pagalbos. Užgiedojo gaidys ir velniai lyg nuplikyti metė Tvardauskį. Ponas krito, nukrito ant mėnulio delčios rago ir pakibo. Velniai dingo, akmenų keliai liko, o Tvardauskio atvaizdą mėnulį galima matyti ir šiandien. Akmenų ruožai savo atsiradimo istoriją skaičiuoja nuo paskutinio ledynmečio, Tytuvėnų apylinkėse ištirpusio prieš 10-14 tūkstančių metų. Jie žymi buvusius ledyno plyšius, kurie susidarė dėl žemės plutos lūžinėjimų. Plyšus ledynų jis suslėgė dugnu, nešamus akmenys smėlį molį žvirgždavo, o tirpsmo vandeniu išplovus smulčiumi liko tik stambūs rieduliai. Tirpsmo vandens ištekėjimo vietose susidarė vadinama smėlio vėduoklė. Apie unikalius ruožus bei akmens reikšmę žmogaus gyvenime daugiau sužinosite keliaudami akmenų ruožos pažintiniu taku, kur jau buvau, nufilmavau, esu padaręs filmuką, galit mano kanale irgi rasti apie tai. O koksai akmenukas. Didesnis ir šalimais mažesnių krūva.
berods trečias upelis, kurį užfiksuoju eidamas. Štai tikrai pilna akmenų pakelėse. Ir didesnių, štai tokių ir mažiukų, bet jų tikrai čia daug. Indėnų tipio kontūrai, pagrindai. Akmens amžiaus stovykla kažkokia tai. Štai ten dar viena laužavietė, o ir galima pasikabinti, virti ar kepti kažką tai, katiliuką. Pradėjau. Šiam kartui būtų tiek, iki kitų kartų.